Labą dieną. Taigi nusprendžiau pravesti tiesioginį eterį, tikiuosi ryšys bus geras, nes gali būti su protrukiais, tikiuosi viskas vyks kaip pirmam kartui. Taigi prisistatysiu, esu Irena, šiuo metu gyvenu Vilniuje su 2 dukrom. Ir tiesiog mano istorija, kaip aš atsidūriau Džojų ir kodėl aš išvis čia atėjau. Tai istorija prasidėjo nuo to, kad sausio mėnesį pasiekiau svorio piką. Tai irgi atskira istorija, kaip tai viskas pavyko. Tai pasiekiau svorio piką ir nusprendžiau, kad reikia kažką daryti. Prieš tai man jau buvo padėję funkciniai kokteiliai, tai nusprendžiau juos ir vėl pradėti naudoti. Keičiau vakarienę darbe ir šiaip kartais užkandis dienos metu, irgi būnant darbe, kai labai norėdavau. Ir jie padėjo sumažinti tą svorį nuo kritiško, nes aš skaitau, kad 71-72, tai čia jau yra viskas, aukštybės, viršūnė, kurią sugebėjau pasiekti. Ir man tai nepatiko, nes tai pradėjo reikštis būtent kaip sveikatos problemos, prasidėjo energijos stoka ir kas svarbiausia, kai tu dirbi, tai ir problemos su sąnariais, kai tu negali išbūti visas 12 valandų ant kojų, nes jos tau tiesiog pradeda skaudėti. Nuo kojų paskui prasidėjo ir stuburo skausmai, kad reikėjo gerti vaistus. Tai va, čia tokia mano istorija ir aš pradėjau bandyti SmartGo. Su jais svoris pradėjo mažėti, žinoma, jis ir vėl sustojo, šiuo metu esu 65 su trupučiu, bet jaučiuosi daug žvalesnė, energingesnė ir laimingesnė, žiūrėdama į savo atvaizdą veidrodyje. Galiu pasakyti, kad jau 2 mėnesiai nedirbu, aš to darbo išėjau, nes supratau, kad tai ne man, kad jeigu nieko nekeisiu, tai tas svoris grįš ir grįž tik todėl, kad savo blogą nuotaiką, nepasitenkinimą savim, nepasitenkinimą dar esančią situaciją, aš tiesiog užvalgau ir kiekvieną kartą taip ir būdavo, grįžtu vakare iš darbo namo, atsisėdu prie telefono, pasiemu didžiausią puodelį arbatos ir pradedu užkandžiauti. Ir va taip tupiu. Tiesiog sėdžiu, spoksau į telefoną, valgau ir taip praleidžiu tą valandą savo, skirdama, nemiegodama, nes žinau, kad rytoj darbą reikia, o tiesiog spoksodama, skrolindama telefoną. Tai va taip tas svoris, manau, ir užaugo ir nesvarbu, kad visą dieną būdavo ant kojų, kad to vaikščiojimo buvo daugybė, tai va fizinė veikla buvo, bet svoris vis vien nemažėjo, o tik augo ir taip va metai iš metų. Ir galbūt jis galėjo būti daug didesnis, bet tiesiog nusprendžiau, kad ne, aš noriu pokyčių ir tie pokyčiai prasidėjo su Džoju. Taigi atėjau todėl, kad buvo viršsvaris, buvo gautas teigiamas rezultatas, kurio aš ir norėjau. Ir vat dabar 2 mėnesiai atostogų nuo darbo, dirbu, bandau vystyti Džojų verslą. Padėdama žmonėms, tokiems kaip ir aš, esančiom situacijoje, kai svoris auga ir tu nežinai, ko griebtis, kad jį suvaldyti. Sakyt, kad funkcinis maistas yra kažkokia stebuklinga tabletė, tikrai negaliu. Taip, tai yra darbas, tai yra maistas ir tiesiog laikausi taisyklės, kad kuo mažiau maisto, tuo yra geriau. Ne visą laiką tai būna, nes šventės ant nosies yra. Vasarą nuvažiuoji kur nors pas artimuosius, tai ten ir skanaus maistas, ir daug skanaus maisto, ir visko norisi paragauti. Tai man funkcinis kokteilis padeda tiesiog vėliau grįžti į savo vėžes, subalansuoti tą kalorijų dienos normą. Noriu parodyti, kaip jie atrodo. Turiu kelis. Tai va taip atrodo mano funkciniai kokteiliai. Braškė ir kapučino,
kas nenori saldaus, tai yra šiltos sriubos. Ir galiu pasakyti, kad vakar jau pastebėjau, kad taip jų irgi norisi, nes kai už lango šaltas lietus ir tu sėdi namuose, tai taip valgyt norisi ir norisi ko nors šilto, tai vat Smart Go šilta sriuba tai irgi prie to paties padeda numalšinti tą tokį kažkokį nesuprantamą troškulį. Tai čia va šilta sriuba, o va šitie va saldūs kokteiliai, tai man padeda, ko man jie padeda? Aš esu smalytė. Labai mėgstu ką nors saldaus ir man to labai reikia. Tai va šitie va kokteiliai man padeda sumažinti potraukį saldumynams. Kaip tai atrodo, nu tiesiog. Kaip anksčiau būdavo, galiu tada taip pasakyti. Pavalgau, bet norisi kažko saldaus vis vien. Nu gerai, galiu atitraukti tą, vėliau. Dabar šiaip pavalgysiu už valandos, už 2 ką nors saldaus. Ne, nes galvoju vis vien ta mintis sukasi, noriu saldumynų. Taip, galiu galbūt užkasti kokią morką arba obuolį paimti. Taip, galiu. Bet tas potraukis, va ten kažkur sėdintis galvoju, kad aš noriu saldaus, o ne obuolio ir ne morkos, niekur nedingsta. Tai va, tai kartais tiesiog užtenka po suvalgytų salotų ar kažkokio šilto patiekalo, po kokios valandos ar 2 tiesiog paruoštą šitą kokteilį ir jis yra saldus. Ir mano tas noras jau yra numalšintas. Tai va taip. Tai manau, kad gal ir tiek pirmam kartui, nes nesukūriau plano, ko čia dar turėčiau sakyti, šitų klausimų nėra. Tai žiūrėkit, šiam kartui yra tiek, tiesiog papasakoju istoriją, kaip aš iš vis atėjau į Joyų, kodėl pasirinkau šitos kokteilius ir kad jie tikrai man padėjo. Lėtas ryšys, tikriausiai atsikūrė, tai va. Tai kaip jie man tikrai padėjo, taip tai yra darbas, tai yra maistas, kurio dėka tiesiog yra sumažinamas dienos kiloražas, kaip tai atrodo. Dar viena istorija, kaip tai atrodo. Tu pabundi, nes tu žinai, kad tau į darbą reikia 9 valandai. Tu pabandy kokią 6, nes tau dar reikia vaikus padėti suruošti mokyklą. Ir tu čia vis skubi, visur skubi. Ir dar nervinėsi, kad vaikai spėtų į tą mokyklą, kad vaikai dar išeitų pavalgę. Tai va, kartais jie irgi užkandavo tokį braškę. Čia naujas skonis. Dar va šita yra visokia pistacijų skonis. Na, skonių yra tikrai daugybė, jų yra apie 14, jo, 3 iš jų yra nesaldus. Tai va, tai tiesiog kartais jie suvalgo va tokį kokteilį ir greitai susiruošia ir išeina į mokyklą, kad nepavėluotų. Tai va, bet kaip būdavo man? Man reikia į darbą. Aš čia vaikus privalau išleisti į mokyklą, nervinuosi, nes jie nenori į tą mokyklą išeiti laiku. Paskui aš turiu greitai pavalgyti ir bėgti į darbą. Kad noriu pavalgyti visą laiką šiltų ir kažkokio tokio standartinio maisto, ne visą laiką man yra. Tikrai, šiuo metu aš gyvenu tokiu grafiku, kad aš galiu vėlai pabūsti, arba jeigu ir pabūsti anksti, tai tiesiog suvalgyti kokteilį, išeiti pasivaikščioti, prisivaikščioti savo žingsnių, grįžti namo apie kokią 11 valandą ir jau tada normaliai pavalgyti. Ir man tai yra, čia yra tiesiog to, ko aš ir norėjau, to, ko aš ir siekiau. Palauksiu, kol ryšys atsikurs, va taip. Ko aš ir sakiau, o kai dirbau, tai to nebuvo, tai reikėjo prisivalgyti, nes tu žinai, kad darbe tavęs nieks neišleistų nieko užkast ir tu privalėsi 4-5 valandas, nuo 9 iki 2. Aš antrą eidavau pietauti, tai va nuo 9 iki 2 aš būsiu nevalgius ir vadinasi, aš dabar turiu prisivalgyti, kad man užtektų energijos toms 5 valandom. Tai paskui, kai pradėjau vartoti šitą Smart Go, tai būdavo taip, kad aš visgi pavalgau pusryčius, nueinu į darbą, kokią 11, atsiprašau 5 minutėm, parašiu savo kokteilį, užgeriu vandens ir vėl einu toliau dirbti. Ir man tai irgi buvo pakankamai gerai. Tai va.
Tai va taip tą dienos kiloražą mažinau, salotas įtraukiau, tai irgi labai rekomenduotina. Traukiau salotas ir vakarieniai rinkdavausi va šitą va kokteilį, nes kaip būdavo prieš tą sausį, kad jau pavalgai 2 valandą ir vėl paskui iki 9 valandos dirbi ir dirbi. Čia jau kiek, čia jau tada ir 6 valandos gaunasi be maisto, tai va tada ir kokteilį irgi pradėjau nešioti darbą ir irgi vakare 1 ar 2 kartus atsiprašydavau ir irgi paruošdavau savo kokteilį, kad nesijaustų alkana ir kad 10 valandą grįžus namo aš nesėdėčiau prie telefono su šiltos arbatos puodeliu ir visokiausiais maistais. Tai man ir padėjo sumažinti svorį, kurį aš šiuo metu laikau, bet vis vien bandau dar pasitaisyti, dar pagražėti, atgauti tą savo galbūt pirmykštę išvaizdą. Tai aš tai stengiuosi, tą darau, to fizinio aktyvumo atsirado iš mano poreikio ir iš mano noro, o ne todėl, kad aš privalau, tai irgi duoda tokią, na ir tiesiog šiuo metu aš gyvenu tokį gyvenimą, kokio norėjau, padėti žmonėms ir už tai gauti savo atlygį. Ir aš tuo labai labai džiaugiuosi. Tai va tokia trumpa mano istorija. Tai galbūt tada šiam kartui tiek. Kils klausimų, tai rašykit, aš atsakysiu vėliau. Ir ačiū visiems, kurie žiūrėjo. Ir tiesiog pabaigai noriu pasakyti, kad jeigu ir tavo istorija kažko panašiai mano, kad tu vaikštai į darbą, bet nesijauti laiminga ir nežinai, ką su tuo daryti, tai galima kreiptis pas specialistus ir galbūt to pasidarys lengviau, bet jeigu ta kažkokia vidinė problema yra pirmiausia nemeilė savo, savęs negirdėjimas, savęs negirdėjimas ir tu bandai tą tuštumą savyje užvalgyti, tai žinok, taip, galima daryti kažką su maistu, bandyti keistas savo išvaizdą, bet jeigu tau labai sunku ten viduje ir tu jautiesi tuščia būtent dėl to, kad tavo gyvenimo aplinkybės netitinka to, ko tu nori, tai tiesiog reikia ieškoti kitų būdų. Mano kitas būdas buvo parašyti prašymą ir išeiti iš darbo. Ir galiu pasakyti, kad kai aš tai padariau, 2 savaitės aš vaikščiau su šypsena ant veido, net direktorė sakė, kas pasikeitė. Nors puikiai žinojo kas. Aš tiesiog supratau, kad viskas, aš galiu valdyti savo gyvenimą. Ir tiesiog reikia priimti sprendimą. Ir tą sprendimą aš priėmiau savo naudai. Ne kitų, o savai. Tai va, taip. Viską įmanoma keisti, tiesiog reikia drąsos savo pripažinti, kas tau trukdo, ir tai labai labai svarbu. Ir dažniausiai tai ir gąsdina, kad tiesiog išgirsti save iš vidaus, ko tu iš tiesų nori. Tai va, taip, tai linkiu girdėti save ir kartais daryti taip, kaip tu iš tiesų nori. Tai va, taip, geros dienos. Kils klausimų, rašykite, atsakysiu. Na ir iki kitų pasimatymų, nes tikiu, kad tokių tiesioginių eterių bus. Tiesiog galbūt kitiems labiau pasiruošiu. Iki!